Aštuntas, va. 90. O, tu Dieve, kur čia sustosma? Kaip čia su jiem Gerbiamas merė, Tauragės krašto dieną Vilniuje pradėjote jūs šį rytą televizijoje pristatydamas mūsų Tauragę. Kokios nuotaikos šiuo metu prieš parodos atidarymą ir kito leidinio pristatymą? Ši paroda bus jau trečias renginys, nors dar nėra 10 valandos. Tai yra, ryte buvau LNK tiesioginėje laidoje Ryto ratas, kur atsakinėjau į klausimus ir apdovanojom tuos, kaip nekeista, anksti ryte, panevėžiečiai ir kiti net keletą klausimų pateikė. Taip pat dar buvau nuvykęs pedagogų raidos centrą, kur eksponuojama mūsų mokytojų, mokyklų darbai ir tikrai galiu pasidžiaugti, kad kabineto vedėja pagyrė už gerus darbus, keletą galbūt net atrinks į pastovią parodą. Na, o dabar atvykom į Mickevičiaus vardo biblioteką, kur irgi atidarysim parodą. Oras gražus, kelionė, kaip matau, iš Tauragės ir kitiems sėkminga. Tikiuosi, ši diena išties bus reikšminga ir mes turėsim gerų gairių ateičiai ir pačioj Tauragėj. Na, o gal konkrečiau, ko tikitės iš šitos dienos? Tikiuosi vis dėlto, kad susiburs Tauragiškių klubas, jo užuomazga, tai yra, aš manau, kad platinant anketas tauragiškiams, kurie ateis į Mokslo akademijos salę, jie pareikš norą dalyvauti šitam klube, na, o mes padėsim jiems organizuotis. Tai yra ir daugiau, ir prisistatysim, ir parodysim. Vien tai, kad šiandien Lietuvos ryte yra straipsnelis, aš manau, Tauragės vardas išties gerąja prasme turi suskambėti Vilniuje. Jūs manote, kad reikalingos yra rajonų dienos prisistatyti, kad būtų rajonam reikia? Mano asmeninė nuomonė be abejo, ką tik tai klausiau ir laidos vedančiąją, ir bibliotekos direktorių, ir mokytojų raidos centre kabineto vedėja, visi vienareikšmiškai sveikina, kad savivaldybės rajonai nori prisistatyti gerąją prasme išties. Tai, ką mes turim, kokį potencialą, ką turim gero ir gražaus. Dėkojame. Ačiū, sėkmės darbuose. Kokios nuotaikos šiandien atėjus į Tauragės krašto dieną? Nu, žinot, man tai gal aš tik žiūrėškai ne taip, netėjęs, aš nuo rudens vargstu su tais reikalais visokiais ir taip kažkaip laukiau tos kovo 30-osios ir žiūriu šiandien, kad išaušia rytas. Tai taip naktį mažam miego teka, nes aibės visokių problemų dar ir atrodo, kad dar, jeigu būtų kažkur už mėnesį dar daugiau ką nors padarytum ir dar daugiau padarytum, va taip tai. Žodžiu, labai geras dalykas, nepaprastai gerai sumyslytas, kad šis davė idėją tokia tikrai, nežinau, reiškia ir nepaprastai reikalingas ir tikrai manau, kad parodys diena tą, kad dus daug naudos visiems. Tai konkrečiai, ko tikitės iš tos dienos? Iš tos dienos aš tikiu daugiausiai. Ir ne tauragiškiams, Tauragės krašto gyvenantiems. Taip, manau, kad trupučiuką sujudins tą visą, reiškia, Tauragė galbūt toksai, kaip ir visur yra toksai nusėdimas, tas kažkur ta bedarbystė ir visas kitas toks gyvenimas sunkuokas galbūt. O šitą kultūrą galbūt kai kas ir sako, kad ten gal vieną kitą ten 1000 litų išleida. Bet tai šitas, manau, kur čia išleisti yra tokiems dalykams,
tai atsipirks su kaupu 10-eriopai ar net 100-eriopai. Tai yra nepaprastai reikalinga ir naudinga ir kad sujudinti šitą visą, reiškia, pagyvinti tą gyvenimą, Tauragės ryšius galbūt su sostinė, nes čia vis tiek daugiau gyvenimas vyksta, reiškia, ir pačių tauragiškių suradau aš apie 2,5 jau turiu surašęs, suregistravęs, reiškia. Tai manau, kad tokį tarpusavio sąsają, kad supažindinti juos, stengsim viską galėsim dar dabar, reiškia, čia per tos visus susitikimus, kad jie padėtų savo tėviškai, savo Tauragei, reiškia, kažkur tai išsijudinti, pajudėti į priekį. Jūs pritarėte Tauragiškių klubo kūrimui Vilniuje? Čia tai nežinau, galbūt yra jau, kad apie žemaičių šitą draugiją jau tai kalbėjau, kad čia, reiškia, jau ta Lietuvėlė tokia mažai yra dar skaldosi iki tų dalių. Tai čia manau, kad aš to žemaičių draugijoje čia dalyvauju, kad kažkoks tai, jeigu pradės dabar Tauragiškiai ir Šilališkiai ir visi kurtis ir skaldytis, tai, iš vis turbūt, manau, galbūt reikia atsargiai tą klausimą žiūrėti. Tačiau, kad turėti kažkokį galbūt tą centruką ar kažkokį tokį susibūrimą, nežinau kaip čia pavadinti jį galbūt, tai reikėtų kažką tai turėti, tikrai. Tarpusavio ryšius palaikyti. Kaip jį pavadinti, dar aš net ir pats negaliu įsivaizduoti gerai. Bet kad žemaičių skaldyti taip kažkur, tai nelabai būčiau lenkęs į tam pusę. Tai reikalingos rajonų tokios dienos sostinėje? Ar reikalingos jūsų nuomonė? O, čia kalbos negali būti, Čia nereikalingos, čia yra būtinos. Galbūt, nežinau, gal kas metais, gal ir ne, gal kas du, sakysim, ar gal kas porą metų bent, gal ir kas metų pagalvoti, kaip žiūrint išeinant iš pačios Tauragės, iš kultūros, iš darbo, kas įdėta iš ekonomikos, iš visų, ką jūs turit potencialaus tokio, kad reiškia parodyti, kaip sak, nepasigirti galbūt, bet kad parodyti, kad pasijusti, reiškia, kad kažkas tai yra daroma, kad vat šito, tai išeinant, išplaukit iš to, galbūt ir kas metai, ar kur, galbūt ir kas 2 metai, ar kas 3 metai, žiūrint, kaip sako, pagal tą poreikį, bet kad reikalinga, tai nepaprastai reikalinga. O galbūt galima Tauragėje, sakysim, tas dienas daryti dieną kažkokią sukviesti visus kraštiečius, kaip jūs matote? O, tai kad Tauragėje daryti, aš nežinau, kodėl nedaro. Juk žiūrėkit, Anykštėnai, kur daro, pasaulio, reiškia, ten kas jiems susirinkia kitur, kur, aš nežinau, aš irgi, aš stebiuosi, aš čia taip jau tremtinys Vilniuje, esu nuo 61 metų, kaip sakant, jau galbūt tai nesinori keištis į tą dalyką, bet aš visą laiką mislinu, kodėl, reiškia, nesukviečia pasaulio, reiškia, lietuvius, tos pasaulio tauragiškius, ar tauragiečius, kaip čia reikia tiksliai pavadinti, į Tauragę. Tai aš stebiuosi, aš nežinau, kodėl šitas nedaroma yra. Tai sakysim, jeigu vienas metais galima daryti Vilniui, reiškia, tauragiškių, o kitais metais galbūt ar kas 2, kas 3 metai, galbūt Tauragėje daryti, reiškia, tokį susibūrimą. O tai žymiai pagyvintų, reikia pajudėti, nesėdėti toj baloj, kažkur tai ir negalėti tų ten 1,000 kito. Aš nežinau, kas gali taip šnekėti, ten reiškia, jeigu kultūra ir išleidžiam pinigai kur nors, tai sunku yra visiems, bet tai duoda didžiausią naudą, Tai dėkojame jums, geros dienos. Ačiū, tai labai dėkoju, kad Tauragės valdžiai visai ir jums asmeniškai ir visiems kitiems, kad, reiškia, jūs drįsot tokį darbą gražų padaryti, o mums čia tauragiškiams tikrai yra smagu ir manau, kad čia ne paskutinis kartas turbūt yra. Aš čia žemaičiai paaiškėjau. Vieta, kad pačia dar susmagu. Visiems čia susirinkusiems, gerbiamas merė, gerbiami tauragiškiai ir svečiai, malonu visus pasveikinti Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje ir mums ypatingai malonu, kad
savo kultūrinį gyvenimą Tauragiškiai nusprendė pristatyti būtent mūsų bibliotekoje. Taigi visiems linkime maloniai ir smagiai praleisti pas mus ir naudingai laiką. Ir perduodu žodį organizatoriams. Šiandien su mumis bendraus Meilutė Parnarauskienė, Tauragės savivaldybės apskrities viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja. Ačiū direktoriui už suteiktą žodį. Malonūs svečiai, merė. Šiandien ypatinga diena ir man norisi pradėti tiesiog tokiais žodžiais. Labas rytas Vilniuje. Labas rytas ir šiandien tokia ypatinga diena, kad ne tie, kurie gimė ir augė, grįžta į savo gimtasias vietas, o būtent užaugę prie jūros upės pietvakarių Lietuvos mieste Tauragėje yra pakviesti dalyvauti čia susitikime su tauragiškiais. Tauragiškiais, kurie nori pasakyti Vilniečiams, kažkada save vadinusiais tauragiškiais, kad Tauragė gyva, kad Tauragėje gyvena žmonės, kad ten dirba žmonės, kad ten kūrė žmonės. Ir dar kartą neakivaizdžiai visiems pabūti gimtajame mieste, kuriame jie gyveno, kuriame gimė, kuriame galbūt liko patys gražiausi prisiminimai. Ir aš manau, kad dabar būtų gražu suteikti žodį rajono šeimininkui, Tauragės rajono merui, Viktorui Kopšovui. Labą dieną susirinkusieji. Iš ties bibliotekoms gal daugiau priimtina rimtis, susikaupimas. Deja, mes drįsom įsiveržti į Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką su kita truputį intencija. Tai yra, man džiugu, kad gausu žmonių yra atvykusi iš Tauragės, tačiau dar labiau džiaugiuosi tais, kurie atėjote Vilniečiai, kad pasižiūrėti galbūt, ar iš tiesų Tauragė turi ką parodyti Vilniui. Tauragės krašto diena Vilniuje ne vienareikšmis renginys. Manau, kad jis turi daug prasmių ir vis dėlto turim vilties, kad turės sąsajų su ateitim. Mes prisistatome dėka bibliotekininkų su savo knygom, su savo žmonėm, apie kuriuos parašyta. Ir galbūt dar ne viskas parašyta ir ne viskas čia sudėta. Ir iš ties aš čia su keletą vilniečių kalbėjau, stebiuosi, ar šitas žmogus iš Tauragės, ar šitas žmogus iš Tauragės. Sakau, aš šiandien televizijos laidoje gavau klausimą, sako, iš Tauragės premjerai Vagnorius, Paksas yra. Aš patikslinau, sakau, atleiskit, jie iš Telšių, bet jeigu paprašysit Tauragės, mes turėsim ką pasiūlyti, jeigu tik bus reikalas. Tai iš ties mes turim ką pasiūlyti įvairiom prasmėm. Ir dvasinę, ir intelektualinę. Aš manau, jūs supratot ir organizacinę prasme. Linkiu visiems smagios dienos Vilniuje, pasivaikščioti po senamiestį ir pabaigsiu žodžiais, mes Tauragė šią dieną be Vilniaus nenurimsim. Priminsim jums nuolat, kad gyvenam ant jūros krantų, esam pietiniai žemaičiai, galbūt ne taip ryškiai bežemaičiuojantis, kaip žiūri pons Batavičia, kelių autorių knygų autorius norėtų, kad mes žemaičiuotume, bet mes iš tiesų esam. Yra problemų, bet šiandien mes nesiguosim. Šiandien mes džiaugsimės, rodysim save, ieškosim kraštiečių, bendrausim ir tai, aš galvoju, yra svarbiausia. Pasiremsiu kažkieno tai žodžiais. Didžiausia vertybė tai yra bendravimas. Tie, kurie atėjo, bendraukim įvairiai. Ačiū direktoriui. Kaip dabar neįspėjot, kad aš turiu procedūros atlikti. Iš karto. Tai šalia mane labai kuklus toksai yra Sigitas Kancevičius. Jis šiom dienom išleido savo pirmąjį kūrinį
foto nuotraukų albumą įkvėpimo šaltinis Tauragė, jis dar pats prisistatys. Tai aš labai džiaugiuosi, gerbiamas Batavičius ką tik tai įteikė man bloką skirtą Augusto Vymerio 90-mečiui mūsų evangelikų liuteronų kunigui. Tai galbūt aš direktoriui perduosiu, jei gerbiamas Batavičius neprieštaraus. Ir pirmiausia, už tai, kad mus įsileido Adomo Mickevičiaus biblioteka, mes norim jums įteikti simbolinę atminimo juostą, kuris sietų Tauragę, Adomo Mickevičiaus biblioteką su Tauragės viešąja, visom va šitom siuliukais ir tekėtų tai, ką jūs gerą turit mums ir mes atgal, mes tikimės todėl, kad jūs esate vieni stipriausi Vilniuje. Ir kaip prisiminimui mūsų šito jauno autoriaus, manau, perspektyvaus mero pavaduotojo arba vicemero kūrybinę knygą. Ačiū Jums, direktoriau. Dabar norėčiau pakviesti, pašnekėti žmogų, kurį galima būtų įvardinti įvairiomis pareigomis, kažkaip skambiai pakviesti. Bet aš tiesiog noriu pakviesti mūsų labai gerą bibliotekos bičiulę, buvusią Seimo narę, Viliją Aleknaitę Abramikienę. Aš jums tik tai noriu pasakyti tai, kad jeigu mums buvo ar linksma, ar liūdna, Vilija visada mums padėdavo. Ir aš manau, kad jinai ir dabar mums neatsisakys padėti. Ir todėl kviečiam Viliją. Prašom. Jo labiau, kad jinai yra tauragiškė. Prašom, tarp vyrų, Vilija. Labadiena, mėlyjeji. Tarp vyrų praleidau 8 savo gyvenimo metus. Ir galbūt todėl dabar stengiuosi, kiek įmanydama, dažniau pasidžiaugti moterų draugiją, neįsižeiskite. Iš tikrųjų, likimas taip lėmė, kad pirmąjį oro gurkšnį teko įkvėpti Tauragės ligoninėje, kurioje dabar dirba chirurgas, mano pusbrolis. Įdomių būna sąsajų ir man irgi įdomu šiandien matyti, stebėti, kasgi atėjo pasižiūrėti šitos parodos. Nes kai kurie žmonės, kurie buvę tauragiškiai, gyvena Vilniuje, turbūt dažnai susitinka tai vienoje, tai kitoje įstaigoje, ar pagaliau gatvėje, bet nepažįsta vienas kito. Tokios progos mums padės ateityje žinoti, jausti, kur yra ta gimininga siela, gimininga širdis. Labai prasmingi Meilutės žodžiai buvo šiandien, labas rytas Vilniau. Ir nors aš dabar nepolitikuoju, ir ne tik aš, bet ir miesto šeimininkas nenori politikuoti, bet aš manau, kad subtilus yra tas bandymas Tauragės pasibelsti į Vilniaus vartus. Tas beldimas jis nėra nei piktas, nei agresyvus, tai nėra Algirdo beldimasis į Maskvos vartus kadaise, bet jis yra iš tikrųjų reikalingas. Vilnius yra visų lietuvių sostinė, o Tauragė svarbus centras ištiso regiono, kuris iš tikrųjų, nekalbėkime apie problemas, bet turi būti išgirstas. Ir aš galvoju, jeigu jūsų pavyzdžių paseks ir kiti regionai, ir taip pat pasibels į Vilniaus vartus ir pasakys dažniau labas rytas Vilniau, galbūt kitaip gyvensime, galbūt šiek tiek ritmingiau plaks mūsų širdis. Vilniuje amžinai skubančiame, bruzdančiame ir regionuose, kur šiek tiek kitoks gyvenimas, labai panašus, bet vis dėlto kitoks. Regionai nėra išlepinti nei renginiais, nei dėmesiu, todėl kiekvieno žmogaus dėmesį ir jie vertina visiškai kitaip, nuoširdžiau, ir todėl su jais taip smagu bendrauti, ir tie, kas su jais draugauja, nėra tokie jau labai tobuli, kaip čia kažkas bandė pasakyti. Tiesiog draugaudamas su tauragiškiais labai daug pats gauni meilės ir šilumos, ir todėl visiems patariu tai daryti. Direktoriai Vitai Kazakevičienė. Mėly šeimininkai, gerbiami svečiai, labai džiaugiamės atsiradusią progą pabendrauti su bičiuliais, kolegomis ir senais pažįstamais.
Viešosios bibliotekos kolektyvas labai atsakingai pažiūrėjo į tą mums suteiktą misiją atstovauti rajoną Vilniuje. Tai mums ypatingas įvykis dar ir dėl to, kad šiemet biblioteka švenčia savo 70 metų jubiliejų. Nesijaučiame kuo nors išskirtini, todėl labai tikimės jūsų atlaidumo, jeigu kas nors mums šiandien nepasisektų. O visas pastabas ir kritiką tikrai priimsim labai nuoširdžiai ir stengsimės pasitaisyti. Kitąsyk, kai prisistatysim Vilniuje, jau jų nebekartoti. Na, turbūt man belieka tik tai padėkoti už tai, kad mes esame šiandien čia, pirmiausia, Tauragės žmonėm, kad pasitikėjo mūsų kolektyvui. Tuomet mes šitą pasitikėjimą tikrai labai vertiname. Nuoširdžiausiai dėkojame šios bibliotekos šeimininkam, kurie atvėrė svetingai tokios gražios bibliotekos duris ir priglobė mus po savo stogu. Taip pat dėkoju visiems svečiam, kurie pagerbė mus savo atsilankymu. Dėkojom visiems, kurie parodėte mums savo dėmesį. Na, o dabar, nors aš mačiau, kad prieš pat mūsų oficialias kalbas labai daug kas iš jūsų jau apžiūrėjote parodos eksponatus, bet visgi norėčiau, kad padarytumėm trumpą ekskursiją po mūsų miestą. Miestą, kuris 2007 metais švęs 500 metų jubiliejų ir po biblioteką, kuriai šįmet jau 70 metų. Aš ne viešinė, aš numiškė, tauragiškė ir vilniškė esu. Aš noriu pasveikinti, pasidžiaugti Žemaičių draugijos Vilniaus skyriaus narių vardu. Mes esam didelis būrys. Mamūnė vadin Žemaičių motinelį, kad aš padedu anus surikiuoti, surinkti. Tai mes renkamos košną 3 antradienį. Dabar, kad leisdu į ton būrį, nematau, mažai matau tų, katri atein į mūsų susirinkimus, sueigas mūsų. O mes renkamos kožną 3 antradienį. Kas norit, prašom. Turim pasus žemaitiškus, galėsite gauti, kas norėsite. O dabar sekantis mūsų susijins bus 3 Velykų diena, kad tik išein 3 antradienis. Tai labai prašom. Labai džiaugaus Tauragiškės. Pati baigiau Tauragės gimnaziją. Tai 45 metas. Sunkus buvo pokario metai. Ir mūsų klasė kožnos 5 metus rinkdomės Tauragėje. Esu būti biblioteko. Labai džiaugus, kada prisimenu, kada daugiau kaip prieš 10 metų Tauragė buvo sukveidusi tauragiškius visur esančius. Labai buvo smagu, kultūros namus buvo didelis stojins, biblioteko tada buvo atėjusi ir labai džiaugus, kada tauragiškiai dabar atsirado Vilnių. Tai aš nuo visos mūsų žemaičių, mūsų visos draugijos, Vilniaus skyriaus, dideliai perduodu kuo geriausius linkėjimus. Ir mažą knygelę, katron yra išleidusi mūsų Mukienė, žinot turbūt, Ana Žemaičių žemės redaktorė, Žemaičių draugijos skyrius yra tuo mėsinių 5, 4, kas norėtume ten užeiti, ko nors pasiveizėti, pasidomėti, tai ten daug ko pamatytumėt, kas ten daroma Žemaičių draugijoje. Tai va čia yra žemaičių kalba, akmuo su velne pėdu, nu, ne dūnininkų tarme, o ne čia daunininkų tarme ir labai prašau, papildyti biblioteką, ko geriausios sėkmės. Iki pasimatymą Tauragėje, dabar kalbų su Tauragėje. Įdomu šiandien matyti, stebėti, kasgi atėjo pasižiūrėti šitos parodos. Nes kai kurie žmonės, kurie buvę Tauragiškiai, gyvena Vilniuje, labai prasmingi tie žodžiai buvo šiandien į Vilniaus vartus. Tas beldimasis nėra nei piktas, nei agresyvus. Galbūt kitaip gyvensime, galbūt šiek tiek ritmingiau plaks mūsų širdis. Vilniuje amžinai skubančiame, bruzdančiame, tie, kas su jais draugauja, nėra tokie jau labai tobuli, kaip čia kažkas bandė pasakyti. Tiesiog
Draugaudamas su tauragiškiais labai daug pats gauni meilės ir šilumos ir todėl, nes, kaip sakiau, jeigu ritmo galiu apibendrinti, aš tiesiog sveikinu miesto šeimininkus ir visą miestą, kad jie ryžosi pasibelsti. O Tauragės bibliotekai, manau, tiesiog nesutikit direktoriau, kad jūs turite ko pavydėti. Ne tik šitų jaunų, žavių, darbščių moterų, bet ir, atvirai pasakysiu, to vaidmens, kurį šita biblioteka vaidina mieste. Kaip jau sakiau, jie nėra išlepinti. Ir todėl kiekvienas renginys, kuris žodžiu biblioteka, ir miesto jaunimas, ir rajono jaunimas Tauragės galėtų būti pavyzdžių vilniečiams pagal tai, kaip jie domisi kiekvieną naują informaciją, kuri pasiekia tą biblioteką. Ir ačiū Vilniui. Na, o dabar suteiksiu žodį mūsų bibliotekos šeimininkei, rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Vidai Kazalevičiai. Mieli šeimininkai, gerbiami svečiai. Labai džiaugiamės atsiradusią progą pabendrauti su bičiuliais, kolegomis ir senais pažįstamais. Viešosios bibliotekos kolektyvas labai atsakingai pažiūrėjo į tą mums suteiktą misiją atstovauti rajoną Vilniuje. Padėkoti už tai, kad mes esame šiandien čia, pirmiausia, Tauragės žmonėms, kad pasitikėjo. Taip pat dėkuoju visiems svečiams, kurie pagerbė mus savo atsilankimu. Dėkuojam visiems, kurie parodėte mums savo dėmesį. Na, o aš labai atsiprašau, tada ekskursiją truputį atidedam. Yra viešnia, kuri labai nori kažką atsitikti. Aš ne viešnia. Aš nuviškė, tauragiškė ir vilniškė esu. Aš noriu pasveikinti, pasidžiaugti Žemaičių draugijos Vilniaus skyriaus narių vardu. Mes esam didelis būrys. Malonu padėti Žemaičių motinelį, kad aš padedu anus surikiuoti, surikiuosna, trečią antradienį. Kas nori, prašom. Turim pasus žemaitiškus. Galėsite gauti, kas norėsite. O dabar sekantis mūsų susėvins bus trečią Velykų dainą. Sunkus buvo kuri metai. Ir mūsų klasė, o aš nors 5 metus rinkdomės Tauragėje. Esu būti biblioteko. Labai džiaugiuosi, kada prisimenu, kada daugiau tauragiškiai dabar atsirado Vilnių. Tai aš nuo visos mūsų žemaičių, mūsų draugija, kur nors pasivaizdėti, pasidomėti, tai ten daug ko pamatytumėt, kas ten daroma Žemaičių draugijoje. Tai va čia yra žemaičių kalba. Akmuo su velnia pėdu. Nu, ne daunininkų tarme, ale čia daunininkų tarme. Ir labai prašau papildyti biblioteką, ko geriausios sėkmės. Iki pasitikėjimo. Žmonės, kuriuos išaugino Tauragės kraštas, kurie nusipelnė tais bibliotekos kompiuteriniai leidinėliai, ataskaitos raštus. Plačiau papasakosiu, ką aš noriu. Na, gal aš Tauragės krašte yra tokių lopinių ir tokia neatrasta žemė, ta vadinamoji terra incognita, yra laukėse, tarp miškų, tarp durelių. Kas norėtų, tikrai kviečiu visus prie šito stalo pasižiūrėti. Vieni iš garsiausių poečių yra visos moterys ir visi vyrai, kurie ten kūrė, yra įkūrę Vakarutės klubą, kurį pagimdė tarytum tyčia Tauragės dienoms Vilniuje. Foto Reportažinės nuotraukos istorijos dokumentas. Visokių yra nuotraukų, bet manau, kad pati svarbiausia nuotrauka yra bylojanti istorija. Žinoma, daug kas
nebeišliko, bet Sigitas Kuncevičius sugebėjo rasti dar tuos. Antrasis planas yra naujoji ir jais eina gyvenimas su savo prasmėmis, su žmonėmis, kurie kuria. Gerai, Eugenijau. Be abejo, čia mes žinome, ieškantis šiuose mano trijuose paminėtuose planuose pasauliui sėkmės ir laimės nelengvame kūrybinėme kelyje. Ačiū svečiam. Noriu dar kartą pakviesti pasižvalgyti po mūsų ekspozicijos eksponatus. Noriu priminti, galbūt ne visi žino, kad truputį pasikeitus yra dienotvarkė viešosios bibliotekos. 13 valandą mes esame kviečiami į mokymus. Galbūt tie, kurie... Šiandien Tauragės diena Vilniuje. Kad visi žinotų ir taip toliau, aktyviai kviečiu dalyvauti, bendrauti, ypač tie svečius užimti, kurie atėjo vadovaus. Čia vieni, kiti, o tikrai kviečiu į oficialų atidarymą. Kas nepasilieka čia? Niekada nepagalvojau, kad tokią galėtų nuostabią knygą išleisti mums tauragiškiams. Tai tu man šiandien įkūrei naują mintį. Aš dabar kaip nepriklausomas saugos ekspertas autoralio knygą, daužytas mašinas noriu irgi padaryti. Tai va, linkiu tau kaip pradėti, didelės sėkmės, daug darbo, priminti Tauragę, o man už idėją ačiū. Ačiū. Dėkui. Dabar judėsim jau.